Aš esu Irena Starašaitė. Vairuoju jau 18 metų, išmokė mane vairuoti instruktorius, bet kadangi taip seniai vairuoju, nelabai prisimenu savo pirmą vairavimo dieną. Labadiena, Irena. Labadiena. Malonu Jūs vėl matyti. Šiandien turim pakankamai įdomų pratimą, užsiėmimą, kad parodyti žmonėm, kaip mūsų garsenybių automobiliai stoja. Tai pradėsime būtent nuo tų koliukų, pasieksime 40 km per valandą greitį, ties pirmais koleliais stabdysime efektingai, taip kaip darytumėm ekstremalioje arba avariniai situacijai. Labiau adrenalinas įsiskiria, kai esi keleivio sėdynėj, nes jauti, kad nuo pačio niekos nepriklauso ir jo labiau, kad nėra už ko laikytis priekį. Tai vat labiau diržas jau tada šitoj vietoj tik tai ir išgelbė. Kalbant apie saugos diržus, juos seguosi visada ir skatinu būtinai keleivius irgi užsisegti. Po žiaurios avarijos, kur saugos diržai nebuvo prisegti ir tikrai buvo blogai, aš tiesiog, kad apsaugoti ir keleivius, ir tiesiog save, ir aplinkinius, sprendžiu, kad reikia segti. Šitam gyvenime turbūt be automobilio niekaip ir niekur. Tai tapo jau tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis. Tai pradedant vairuoti, man buvo labai didelis malonumas. Aš visada, kai ir neturėjau savo automobilio, taikiau, kad ką nors pavežti arba po balių sulaukdavau, kada jau paprašys kas nors pavairuoti. O dabar aš net nesusimastau. Tas pats kaip ir dantis nusivalyti, taip pat sėdi į mašiną ryte, veži vaiką į mokyklą, važiuoji į darbą ir važiuoji į koncertus, taigi niekur be automobilio neatsirasi. Manau, kad labai greit. Aš esu už saugos diržus. Juk prisisegti diržą nieko nekainuoja, bet gali išgelbėti tavo svarbiausią gyvybę ir sveikatą.